Blet, kaip nieko veikti. Iš šaibų mažai turiu. O, radau numerį kažkokį. Reik žaist vaikų žaidimus. Laimėsim šaibas. Davai paskambinkim. Sveiki, nori pažaist žaidimą ir gauti šaibą. Sveikas, Albertai. Jeigu tu nori laimėti šaibą, mes tu atvažiuosime. Tik palauk mūsų. Gerai, davai. Nu ir veizam, kur čia tas žmogus. Sveikas. Kadangi vėl susipažinom, dabar paaiškins tau žaidimo taisyklės. Šiame žaidime mes žaisime akmuo, popierius, žirklė. Kas 3 sekundės mes sakysime popierius, akmuo arba žirklė. Pavyzdžiui, praeim 3 sekundės ir mes tuo pačiu metu pasakom popierius, žirklė arba akmuo. Už tai gausite labai daug pinigų. Na kągi, pradedam. 1, 2, 3, popierius. Akmuo. Aš laimėjau, tai dabar aš tau turiu trenkti į veidą atsilyginimą. Gerai, pradedam vėl. 1, 2, 3. Žirklis. Akmuo. Pralaimėjimo proga, aš tau vėl trenksiu. Gerai. Pradedam. 1, 2, 3. Akmuo. Popierius. Gerai, kadangi pralaimėjai, aš tau vėl trenksiu. O tu kur vadoramsies? Gerai. 1, 2, 3, žirklės. Akmuo. Gerai, tu laimėjai. Žinau, kaip tu man nori trenkti, bet vietoj to aš tau tiesiog duosiu 94 000 eurų. Jeigu nori, tu gali užsirašyti į kalmaro žaidynės, ten gausi milijonais, nebe tūkstančiais, bet jau ir milijonais. Na, aš tau užrašysiu numerį. Gerai, čia pasirašiau aš tau. Gerai, kai norėsi, paskambink ir mes tave nusivešime į kalmaro žaidynės. Sveiki, norėčiau žaisti kalmaro žaidynės. Sveikas, Albertai. Toj būsime. Albertas Einšteinas. Jo. Davai, sėsk. Taisyklės labai paprastos. Judate tik per žalią šviesą, o jeigu pajudat per raudoną, jūs esate eliminuoti iš kalmaro žaidynių. O, blet, pamačiau, kaip apsauginė šaut žmonės. Aš turiu pabėgti iš čia. Pizdau, nupisau kirių iš medkirčių, bet dabar jau supjaustysi tos apsauginius. Gerai, tuoj supjaustysim apsauginį ir pizdinsim iš čia. Pizdau, nupisau apsauginį ir pasiėmiau iš jų sandėlio 8 lemus. Ir pizdinau iš tam, pagaliau normalią chatą įpirksiu, ne bomžinę gyvensiu. Oh yeah, baby.